ar aš namų neturiu, kad mane kaimyninko šertų? O be to ir taip nežinau, kaip jinai su mažais vaikais prasimaitina. Tai be kur viskas gimsta iš namų. O aš baigti galvoju, kad pacokai kiaušinius čia. O tu lentijolė viską. Tai gal šie namų ir užuolė tu rodai. Kokius kiaušinius? Kur nešu? Ar tu visai šrotus sukrastai? Kokius tu čia niekur tausinė? Ką vypsis? Ką sakysi, kad neteisybė? Kas priešus pasėjo? Kas bulbės pačiodino? Ir dar malką sukapolė. O valgyti namo prieš. Va tau, va! O, ir galva. Siela žino, poka, girta. Ar tu manysi prie žiūrės neprivyki? Taigi ne mano metų. O be to, kad atsiliepė, taduli padėk, jai labai sunku. Padėk, kad dar matai, kur šuo pakastas. Taigi, tavo metų, ne tavo. O šitas tai metų neskaičiuoja. Ta, ko gero, suslauksi palikuonių, tai apsidžiaugs Julės vaikai, kad sužinosi tų visų. Nu jau gražu. Tai nebus pietų. Ne! Dešmūrų. Įgulys. Laisė man balsų kelią. Prisilbysi. Sveika, Alipte, labas. Kaip gerai, kad tave radau namuose, Alipte, labas. O, nu, tiesi, taip seniai matėmės, turtėlį tu mano. Tai gerai,
pasakysi. Tai keletą? Kiek? Kiek? Gerai. Viskas įsiaiškino, man reikia ypatingų. Einau šiandien, paskaitą gaiduosi. Viskas. Labas, labas. Tai kas naujo pas jus girdės? Tai kad kapelnyje kažkaip. Va, sutikau Jonas Ramišai. Mūsų politiko pas jus? Ne. Jeronimas prašė kirvako, tai kad padarytų. Sakė, sūnus iš miesto, tai valgų prigės kavos. Dar jau pirmą žinok, jau tų straimiškus darbus labai. Ir minusinis, kur geriau išlėza. Aha. Jėzus, yra ajetami. Yra. Kaip aš su papa šauksiu. Šauk. Kur gerai? Alia. Kur? O, tas tau pakabūdus. Gerai. O, saliutė. Oi, kas tai nematėmės. Aš žinok, tavi net pasiklausėsi. Pamažam atsigert norėtų. Čia atsigaivyti. Ai, šlapių visų pietų gerai. Ir protų su Dievu turiu pirmų. Sveikatos visai. Žinai, tokių darbų namie irgi netrūksta. Atjaučiu tavim. Nesplėšintum su tais darbais, ale kad byloja buvo lemta. Niekur jau dar nedingsi. Reiks dar lygti podėką rūpai užauginti. Tai ką tu užsikrėšėsi savininkus? Oi, ne, neskirsiu nuo mamos, ne, oi, mano sveikata ne to jirtų vaikas. Ale, aš nuo paskaitų klausimą atvažiavau, bet nežinau, iš ko pradėti, jie žodis neįsičia. Klaus, ko nežinosiu, nesakysiu, o ko žinosiu, pasakysiu. Nu, matai, girdėjau čia tokius tekus apie savo. Tu žinok, pasikėt negaliu, sakau, važiuoju pas tavį, tu čia vykam gyveni šitam kaime, pats tikrai turi žinot, o ką girdėjai. Žinai, čia kažkų tai Zosė man minėjo. Bet žinai, toj Zosė ir žadė tos veržimų piskantis. Ačiū Dievui, aš ten ir galvoju, juk tek tai būt negali, reikia šito, tai gera, tek nežinėjo mano įdomu. Nesakau, kad tas gyvenimu našliaus, prastorų žmogų, ryšysim su Dievu, nemožina jau, bet dar vaikai paulyts reikia. Klausyk, kur į tau sucvils, nebent į miestų išvažiuoju. Va, kitas šnekta. Ale, miestam, jei nuseno turi, kažkur tai turi, dažo vyras, o darbai tai ir nesmėta, žinau. Čia tik nors dar pavalgyti turi, nors štai mergaitė tvarkinga, o ten, o turi, tai su Dievu, ledo pasmėtė, turi, pinigus prigūsti kas mėnesį, o buvo šitų kažpėsimas. Gražus. Padėti, susumą tai. Klausyk, jau 3 valandos. Nu, sakau, kad tos tiesas tai kaina širšno, misti, tikrai 12, jau šešnetas vėl puikaus. Šuojas. Tai tau gerai miesti, nereikia nei gyvuliuko pasišart, o man žinai, va jau kemsta, jau reikia gyvulėlį pasišart. Galbūt gerai, kad gali praeitai namo, tai aš tavį pajudėtų, pasišnekėtų. Ai, tai gerai, aš šitoj dar važiuoju pasiūlyti, anūkus aplankysiu, su Marčiu pašnekėti. Gerai, gerai, einam, aš tavį palydėsiu. Palauk, palydėsiu. Kas tau čia dar Jeronimėlį? Ateik
mergelė, tau gal protelis pasilaižė nuo liuduko mirties? Nepaslaižė, man galvojau, kad neatlaikysiu tokio skausmo, o jūs? Kad aš niekam nieko nesakiau? Turiu jai dabar atėjo, visų vaikelių pasakok, iki galo išsiaiškinam šitas šimtas. Panas Stasė sakė, kad aš su dėdė Jonu. Nu visas kaimas nuo ugną muša. O tai čia aš prie ko dabar? O prie to, aš tave teisman paduosiu. Už kur tu mane teisman paduosi? Nesibarkit, prašau. Tai ne, jau dabar aš jūs apie teisman paduosiu už apšmeižimą. Eina, mama, iš čia negalvojau, kad jūs tam geriau. Aš jis namų teismą padarysiu šitą. O man reikia paleisti, nieko nedarysiu. Eina, aš nesparduosi šitą telefoną. Kur vėliški, valgyt nepadaryti. O, jūs čia išgrandės, ar dirbti apsiriečiai ne visi kažkai. Oi, geriau Jeronimai neklausiau, nežinosiu, kad tokį cirką matėm. Tai čiut į kelnes neprileido mane, tadai. Nežinojau, kad Katrė tokia kalinga. Nieko nesuprantu. Tai be pusės litro, tai žinok, nieko ir nesuprasi. Traukia. Ha, tai ką, gal lošėt lažybas, ar ne? Kieno tiesa buvo? Nu, Ką? O tai čia... gerai. Sakysim toliausiai. Nu, pradžiai tai ne po mažai, nes kas čia žino, ką tu čia atneši. Nu negalvojau, kad savo bobutę išdresiravęs. Žinai, mamytė būt prašus, pats būčiau kelias nusivolęs. Gulėti garzos ir apsikabinęs. Oi, o dar ta Katrė. O tu galvoj, man buvo šitaip lengva, bet tai kur tai girdėta, kas kuris sakė, Zoska, Zoska. Į vieną kartą man su važišliu žiūri, o dar žiūrė pasakys, ne pas tadą, o pas alėjino. Lobo. Bet tai Jeronimai, ale ką tu dabar namo pareisi? Tai ar tu visos įpriimsi lovų po tokios mirties, a? Kam tu dar klausi? Va jis net susriekis ant šieno. Apmudu. O, Jūs girdėjot, durni, o aš eisiu ant šieno gerą bobą turėdamas. Man ne šieno dar kovo reikia. Ha! vyrai, tai mes susipynėm, važiavę mane. Nerealiau. Nu, Gal, na gerai. Bet vyrai jau ką prigabdavė? Na tai parodė, iš kokių yra jauka, prašau. O, Jo. o jūs viską apie tas jadžius, man geriau sakyk, ar jau pas bobas jau ne? Viskas gerai pas tas bobas. Bet žinai, tau tie būtų, kad mudviem su Jonu, kas net tas atolas kvepėtų. Tai ką? tai geram gal tokių lešutėlių. Nu, gal. Nežinau, čia O, Vyrai, bet žinokit, kada aš įdėjau, tai man tokia mintis gimė, taigi šįmet tai gyvatės metai. no. Tai va tuos bobais, tai gyvatės, tai būna šnypščiai atsigerti, kad tik gerti. puikiai O, žinau, puikiai. Ai. Žinot, mano boba tai viena bilas nakvot. Turi kelis litukus tik punduką ant sutrišus, tai vos pritėmė duris tuoj. Ant rakto, kočėlas po padušku, man kirvį prie durų yra pasidėti. nu, tai gerai. Sako, jam magis tai gimti. Nu, tai mano boba turi kavelės kryžius tų vagių laikosi. Taigi va laikraščių viskas kalės. Televizoriaus prisižiūro. Nu va ir laikosi, nu. Jeronimai, nu ką kokį žiūrė, nes iškrūtęs kokį yra tavo boba nebeliko. Žinai, matot, pats su savo
Aliuk, nemušk! Nemušk! Aliuk, nemušk! Tai tu salatai? O viešpatie, man vaideno atsijaus. Vagys! Oi! Negelbėkit! Nevagyk, Aliuk! Čia aš, tavo tadas. Truputį pagąsdinti norėjau pajuokaut, o tu mane užmušt galėjai. Oi, stoja! Oi, stoja! Kas stoja? Pusto, kapuši tam žemon, tiktonis teisės. Tai prisna kaidėliau. Tai toj palaistuvė primokino, kad iš manį pinigus išdėstai. Baimė buvo. Širdžiai stoja. Jau tu dar mane tikrai užmušė. Oi, Oi, miršti. tuoj neturi tu tik nebirk, tu mano myliausias žangiausias. Nu, nemiršti. Atsigaidinai man biskučiai. Dabar tu mano gėlonė, tu mano saulonė. Vaitam, aš tave papulsysiu. Klausyk, argi tau šitie praeitėlį aš galvojau, kad ciklino akys. Oi. Gerai, kada nedaug užvožau. Ir kas būtų tada buvę. Tu saulelą nuramsiu, aš tavi. Tu mano gėlelė, gražulėlis. Kaip tu mane vaikai? Tėvo, nupirksiuok ką nors. Palauk, nebūsiu duotų ramsiu, tu gėlė. Palauk, pakelk rankėlės, tu gražulėlį mano. Šalčių kas. Tai duok nuo keliukai, bet guzikučius taip pat atsisėk. Palauk, palauk, turtėlį, palauk, mano gėlė. Palauk, pakentėk, tave keliu. Negalime galatų užsikrauti. Krikščionių laisvalaikio salės teatras gyvuoja jau 10 metų. Dalyvauja įvairiuose renginiuose. Matysite, Kazragio komedija Tuščia kertelė. Režisierė Lena Švetkauskienė. Prašom pasakyti, ką nors mums prašome. Na, šiandien. Ačiū. Kągi, visas mūsų gyvenimas yra spektaklis. Vieni vaidiname komedijas, kiti tragikomedijas, kiti dramas. Ir aš visiems palinkėčiau, ir artistams, ir žiūrovams, kad jūsų tas spektaklis negreit užsidengtų tokią užstatą. Ir aš manau, kad jau jums atsibodo viskas. Ir mūsų spektaklis bus labai
tai kogi to antosiuke priekyse. Nu, jei kas nugrito, tai nuveikia ir pasimsi, celerėkus, visi laukai skamba. Karvė, tu karvė! Nu, langų užgrūdo, apatsivata išėjo, stiklo parnešta per šį smėlių. Nu, taigi pas Jonų stiklo atsiliepė nuveiks ir parnešti. Aliau, kada aš tau liepiau? Vakar. O kur tu šį iš to čieso buvai viešpatie? Langas išdaužtas, trovoj pucė, dansis geria. Dar kosės, kad pradėjau. Mane tai kasgi tau cepas darė. Ai, tu nežinau, Per bėdos. tai kad oras tokis, tai gali kaip bronchitas kokis užpuolė. Tada mani nebuvo, reikėjo pas daktarų nuveikti. Taigi buvau. Nu, tai sakė. Nu, nežinau, sakė. Prirašė vaistų kažkiek, kipa jai mašina. Ale, tu žinai, aš jį mažiau ir kupirdėjau. Žymų skaitinkai, muslėniai, rūroj gavo. Rūroj. Aik, tu durna, nu tai tų gimarojų gal, o ne rojų. Gal ir gimarojų, nu kokis netys skirtumas, rojus ar gimarojus. Sakė, jau tai negyvens tuo tekstu. Ne, žinau, gyvena ir su duirojum, ir gimarojum, ir berojum, visą gyvena, nuo to nemiršta, žinau. Tai tiek, kad ir vienas. Nu gerai, ale kur tu šitie čia dobrančiai? Nu tai mislinis vienas, taigi ir Jonulis mano susirgo. Visų naktį slaugiau. O, nešventas, aš jau nesu mokyse tokia pergalus. Tai kas jau per lipas užpuolė, kad jau tokio daktaro prireikė. Nu kas, nu stok tu lojus vienų kartų. Nu veik ir pažiūrėsi. Matyt, negalėjau, jei negalėjau, aš apsiau. Ogi galėjai visai negalėjai. Nu ir gerai, paėjau ir išeisiu. Ai, nu tai klausyk. Nu tai puikiai tas tavo joras. Nu, papasakok. Nu serga Jonulis, receptą iš lovos nešti. Taigi sriubos niekas neišverdavo, kaip pasakyta. Alkanų tai pašerko, ištroškus į pagirti. Nu te, o pusės litro neprašė. Nu tai kas prašė, daviau, išgėrė, apšilo, va, ir dar ties visai kitas reikalas, va, ale va žinau, kad pas aš ir sakau, kad geras darbas, tiek tau tai nenuveina. Nu te. Ateik, pasakok, aš Žinotas Jonas. Atsikapsusi Jono pasisodino ant lovos krašto ir pradėjo. Pasakos pradėjo. Nu, bet ciepė, kiek tas žmogus iškentėjęs. Eik tu. Ir kalėjime buvis, ir kalė buvis, nu kurcikis nebuvis. Lovų įsiskyręs ir vaikų neturėjai. Tu, neteisybė. Jonulis pats man sakė, kad jo augysinis. Eik tu. Aleva sako, Petrutė sako, aš vienas kapirštas. Ir kur viena Petrutė sako, dėkimės ilgu Petru. Ir gerai, širsti, neširsti, kaip tu nori taip daryk, bet aš kitai įsikraustau dar va tuoj pat. Ir žinai, Jonulis pasveiks, sustiprės ir žinok, tai vis paimčių jai tą žadą. Pablūdo tipo merga. Jėzu, nu 15 metų gyveno, apsimelęs. Nu ir toliau gyventi, nu kam dar tas joras reikalingas? Nu kaip tai ką? Nu tokį gau. Va, žieminis paltas, 3 kostiumai kapladas
Nu gerai, man tos tuščiai jo žinok. Atažėlį gyvą tau paliksiu. Puodus, bliūdus gali turėti. Bet palauk. Bet žinok, dievui mano brangiausiai, tai aš jau pasakysiu. Nu jau ne. Dievui tai padėt buvo. Su velniu sužvėjai, su velniu ir eik. Nu tai kapgi tu neatsimeni, taigi aš jį tada grybaudama parsinešiau. Nu tai kas, kad tu įgrybaudama pasinešiai, paturėjai ir gana, o dar man palik. Ne, žinok, taigi ant tos tu pats pamisai, taigi aš šitą
Gal galėčiau užtikės, kad jau sušoko. O nuo vaisto, nuo visų lygų, avansa nereikia galvoti. Gerai spręs. Gerai, kad dar kepurį turėjau. Kitap jau būtai sėdos link avių. Na jau tucilė, centrėlį tucilė. Jau žinok, vis tau, kad mano visos blusos numirs. O gal jau turėjau juos. Išgerta. To išvis? Tai čia tau dievulis už visas nuodėmės barštelėjo. Bažnyčio neini, išpažinties neini, už tai barštelėjo. Nori, aš tau visas savo nuodėmės išpasakosiu. Aš savo, tu savo ir dar pažiūrėsim paskatri daugiau. Kažin, jau kažin. Klausyk, aš čia biskį pripulsiu. Gerai. Jei užmiršiu, tai tu manį nekelk man naktų sargybo. Gerai, gerai. Klausyk, kad centrėlį, o gali čia tau batus sutraukti? Trauk, trauk. Kelių netrauk. Ne, o aš. Pastus Marija. Kur tik kojas suskė. Palauk, aš tik nosiu. Jau gal nuėjo. Radom vaizdo, žinok. Kam tavo paminčiau? Nereikia jau tokio paro, nereikia radom kitokio vaizdo. Nu, bet aš žinau, kad kartais, susitaikom, gal mes nesiširsta. Tie statulėlai, tu turėk, biskice įsinarino, bet nieko. Šeimos. Aleva, matai, sako, ir nesikėks tie pūklai. Ir turime visi po ligonį. Maniškis tai švilpė, kad knygas vargonai per pakylėjimą. Ale žinok, sako,
Atvėrus kiekvienam plačiai duris.
šį šeštadienio vakarą paskyrėte žiūrėdami mūsų rajono meno mėgėjų teatrų spektaklius. Matėme jų 5, vieni ilgesni, trumpesni, kiti trumpesni. Vieni prajuokino galbūt daugiau, kiti vertė susimastyti, kiti tiesiog pamalonino mūsų sielas. Taigi dėkojame visiems kolektyvams, pastačiusiems spektaklius ir parodžiusiems savo būtent geriausius metų darbus. Taigi norėtumėme pradėti įteikdami padėkas visiems kolektyvams už pasirodymą šioje šventėje, teatrų šventėje Gonkelis. Taigi kviečiame Teisų laisvalaikio salės, laisvalaikio teatrą ir režisierę Angelę Liaukonienę. Lazdijų kultūros centro direktoriaus Arūno Sartos padėkos bei visiems aktoriams Lazdijų kultūros centras dovanoja pakvietimus į Keistuolių teatro spektaklį, kuris vyks lapkričio 26 dieną, 18 val. Gerbiami piliečiai, prašom. Dėkojame už pasirodymą Krištolių laisvalaikio salės dramos mėgėjų meno kolektyvui ir jo režisieriai Lenai Švetkauskienei. Dėkojame Naujosios Kirsnos laisvalaikio salės teatrui Vilgė ir dėkojame režisieriai Linai Marcinkevičienei. Padėka Žemaitkiemio laisvalaikio salės mėgėjų teatrui Seklyčia, režisierė Dalytė Pusdienė. Ir padėka Rudamenos laisvalaikio salės Sofutės teatrui ir jo vadovei Reginai Macijūnienei. Taip, koksgi būtų teatras be aktorių. Todėl akimirka, kuomet norime apdovanoti iš kiekvieno teatro po mūsų manymų, komisijos manymų geriausią aktorių. Taigi, Lazdijų kultūros centro atminimo dovana įteikiama Krištolių laisvalaikio salės teatro artistei Petrutei, tai yra Gitanai Čiurlionienei. Taip pat atminimo dovaną norėtumėme įteikti Teisų laisvalaikio salės laisvalaikio teatro artistei Eurikai Laukionytei. Paulinos Taip pat atminimo dovaną norėtumėm apdovanoti ir Naujosios Kirsnos laisvalaikio salės teatro Vilgė aktorę ir kartu režisierę Liną Marcinkevičienę. Na ir tradiciškai iš aktorių būrio išrenkame ir pačius geriausius. Tai paprastai tai būna vienas moters vaidmuo, kitas vyro vaidmuo. Taigi, mūsų manymų šiemet geriausiai pasirodė, tai būtent Žemaitkiemio laisvalaikio salės mėgėjų teatro Seklyčia aktorė Daiva Jančiulienė atlikusi Agripinos vaidmenį. Taip, tai labai atsiprašau, Eugenijau, jūs, kadangi... Tai prašom dar ir patiką. Taip, na ir geriausio aktoriaus titulas atiteko
ją įteikti mums pasiruošęs Lazdijų rajono tarybos narys Algis Balčis. Taigi dėmesio, bet įdomu sužinoti ir žiūrovų nuomonę. Jūsų manymu, kas šiemet geriausia? Vertinimo komisija. Labai nuoširdžiai dėkoju ir man atrodo salės vardu. Visi gerai pasirodė. Jeigu būtų mane pakvietę į vertinimo komisiją, aš būtų visiems surašęs. Nuostabai kitokie. Nu, atleiskit, jūsų žodis man įsakymas, bet tikrai dalyviai, Gonkelių 12. Labai nuoširdus ačiū už švelnią, nuostabią šią šeštadienio popietę. Buvo ir juoko, ir rimto veiksmo. Aš ne aktorius ir negaliu pasakyti, ką ten dar daugiau galima vertinti. Mums visiems patiko ir todėl varnėniškai paplokit visiems. O kadangi padėka viena, komisija žiauri ir negailestinga, tai leiskite paskelbti nugalėtoją. Lazdijų rajono savivaldybė padėka Rodaminos laisvalaikio pelniusiam geriausią teatro vardą. giliau pasikapstyti, taigi todėl jie tampa šiemet geriausiai. Na ir dar turime vieną specialią dovaną. Gerbiamas Eugenijau, jūs čia ėjot, už visus ėmėte, kaip dabar. Už moteris ėmė, dabar pabūt vyrų. Taip, tai dabar prašom už save, iš tikrųjų norim pasidžiaugti, jog gerbiamas Eugenijus beveik 20 metų jau vaidina teatre. Tai jums ir... Scenoje 20 metų. Taip, scenoje jau 20 metų. Žmonės nesitikino. Po 20 metų, pirmą ir antrą dalį. Tai jeigu jau apimtų kūrybinė krizė, tai prašom parašyti ir jums knygą. Po 20 metų. Taip, trečią dalį. Kaipgi ten, kokia ta aktoriaus duona, kokia dalia, kokie malonumai apturimi ir kokie sunkumai iškyla. Tai jums... Taip, išskirtinė teisė, žodis jums. Wow! Nu, esu nustebintas, palauk. Užpykau, iš tikrųjų užpykau. Sugadinot mano visus biografinius popierius, nes niekam šiandien nėra paslaptis per 20 metų scenoje. Aš ačiū Dievui, niekada buvau neatžymėtas Lazdijuose. Ką laimėjau viską už Lazdijų ribų, bet jūs šiandien man viską sugadinot. Todėl tai kompensacinis specialus. Ačiū. Ir tiesa, ir viso gero, visiems ačiū, kas mane kentėjo. Viskas, baigiau. Šiandien. Ja, viskas. Taip, na ir dar norėtumėm padėkoti gerbiamai Onutei, kuri talkino ir ačiū jums už gražų konsultavimą. Ir norisi padėkoti, tiesą dar pamiršau pasakyti kolektyvams, kurie šiandien gražiai padzulkavo, netarmiškai pakalbėjote. Tai aš manau, kad tai gražus akcentas būtent 2013 tarmių metų
ačiū Jums, kad nepamirštate savo tarnybos. Dėkojame už pagalbą ruošiant šią šventę. Lazdijų kultūros centro kolektyvui, Varnėnų kaimo bendruomeniai, jos pirmininkui, technikos mokslų daktarui Žydrūnui Rutkauskui. Užfilmuotą medžiagą bei šventės įgarsinimą. Bendruomenės nariams Odetai Česnavičiūtei ir Ilonai Bielskaitei žvaigždžių suvoštą stalą, kur visi klausimai kulinarinį paveldą, paslaptis. Noriu padėkoti Mantui Vaitulioniui už karštą židinį salėje, taip pat savo mielai kolegiai, o net Onutei Šimaniūtienei už pagalbą vedant šį renginį. Dėkojame šio renginio vertinimo komisijai bei visiems kolektyvams. Dar kartą dėkojame visiems dalyviams, žiūrovėms ir sakome, iki naujų susitikimų.